Sveiki atvykę. Čia Hubertas iš Libra Lures komandos. Kviečiu peržiūrėti kitą medžiagą. Šį kartą filmo herojus bus Goliadas, palyginti naujas mūsų asortimento papildymas. Pradėkime. Visų pirma, ką turime žinoti apie Goliadą. Goliadas tai masalas, žinoma, sukurtas daugiausia galvojant apie upėtakių žvejybą. Asmeniškai jis man pasiteisino ir ieškant šapalų, o taip pat pasitaikė įdomių laimikių pavyzdžiai. Kas smagu, šis masalas yra palyginti paprastas naudoti, nes viskas, ką reikia padaryti, tinkamai jį užkabinti, eiti prie vandens, užmesti, pataikyti į vandenį ir tiek. Iš esmės visą darbą už mus atliks pats masalas, mes galime tik pridėti kokių nors smulkių animacijų meškerę, bet iš tikrųjų tai nėra būtina. Netrukus paaiškinsiu, kodėl ir parodysiu jums, kodėl Goliatas vertas dėmesio, o tikrai, kodėl visada verta jį turėti savo. Žvejybinėse dėžutėse. Kalbant apie formalius dalykus, Goliatas priklauso Troat serijai, taigi iš tikrųjų jį rasite tik ir vien tik tokiuose mūsų stiklainiuose. Jis yra dviejų dydžių – 45 mm ir 30 mm. Tačiau mes jums ruošiame 35 mm versiją. Tai bus puikus kompromisas tarp šio įspūdingo dydžio ir šios mažiausios versijos. Kas toliau? 30 mm. Stiklainyje yra 15 vienetų, o 45 vienetų 8 vienetai. Iš esmės tai viskas, kas susijęs su stiklainio turiniu, bet tikriausiai jau prisimenate, kad šiuose stiklainiuose be mūsų masalų yra ir aromatas. Čia rasite sūrio, česnako, krilio aromatus arba bekvapę versiją. Goliatas, priklausantis Troat serijas, turi 20 žvejyboje išbandytų, patikrintų spalvų. Visada mes galime prisitaikyti prie labiau drumsto, ne itin skaidraus vandens, bet taip pat mes galime lengvai rasti tokių atspalvių, kurie imituos tipišką kirminą, labiau rudų, prislopintų, natūralių spalvų. Ir LT, brek time lygų 0 valandos 5 minutės S ir GT. Visą tai galite rasti mūsų asortimente. Jei jums reikia daugiau informacijos apie kabliukus, kuriuos naudoti, ją rasite svetainėje www.libralures.com. Ten rasite mūsų katalogą, kuriame viską išsamiai aprašome ir patariame, kad visada galėtumėte sėkmingai žvejoti su Libra Lures prekės ženklo masalais. Kad efektyviai užkabintumėte Goliatą, jums tereikia paties Goliato ir tokios wolframinės galvutės su beuodegiu kabliuku. Viskas, ką turite padaryti, perverti nuo galvos pusės. Užtenka išvesti per nugarą arba per pilvo pusę. Aš visada renkuosi šį būdą. Ir viskas paruošta. Su taip užkabinta masalu galime sėkmingai gaudyti upėtakius, šapalus, ešerius ar netgi šapalus. Aš dažniausiai jį naudoju upėtakių žūklei. Paprastai kokiuose nors didesniuose senvagėse arba duobėse. Dažniausiai užtvenktose vietose, kur tikėtina rasti žuvį. Be to, ši masalas yra labai veiksmingas trauterio tipo žvejybos vietose. Goliatas tai labai smagus masalas. Pažiūrėkime dabar, kaip jis elgiasi vandenyje.
Na ir iš šios vietos norėčiau Jums padėkoti, kad žiūrėjote šią medžiagą. Tikiuosi, kad Jums patiko. Iš šios vietos taip pat kviečiu Jūs sekti mus Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e, YouTube'e. Jei dar neužsiprenumeravote, būtinai tai padarykite. Taip pat turime paskyrą X platformoje. Jei Jūs domina ten pasirodantis įrašai, būtinai užsukite. Taip pat sekite šį kanalą, nes ruošiame Jums tikrai daug įdomios medžiagos. Iki pasimatymo kitame epizode.